Spalio pradžioje Ariogalos seniūnaičių sueigoje priimtas svarbus sprendimas – paremti Ukrainos kovotojus. Vietos bendruomenė surinko lėšų ir nupirko visureigį, kuris padės fronte. Praėjusią savaitę visureigis buvo iškilmingai išlydėtas, o miestelio gyventojai dar kartą parodė savo solidarumą su kaimyninė šalimi. Nusprendėm padaryti tokią akciją, kad remiam pastoviai mes ukrainiečius, ten pinigais ar dar kažkom, bet nusprendėm būtent nuo Ariogalos kraštiečių, tai miesto kaimiškosios seniūnijos surinkti pinigus ir nupirkti visureigį ir išsiųsti į Ukrainą. Tai tokią akciją pradėjom daryti, surinkom pinigėlius ir turim šiandien šitą eksponatą. Sakėt, net pavadinimą suteiksit. Jo, kadangi pradėjom iniciatyvą, idėjų vis tokių kilo, daugiau ir nusprendėm, kadangi istoriškai Vytenis toks mūsų Ariogalos tėvas istorinis, tai Vytenio vardą suteikti rišmus bendra istorija Ukraina ir Lietuva, tai prasmingas vardas bus. Tai yra nebe pirma jūsų tokio pobūdžio akcija, ne? Aš teisingai suprantu. Na, mes įmoniai autolaužinę renkam pinigus pastoviai, kas atėjo, mes tos pinigėlius padvigubant, tas akcijas darom pastoviai, bet tokio pobūdžio, tai tokie išskirtinė būtent ariogoliečių, tai pirma. Dabar žiūrėkit, na, iš tikrųjų jau lietuviai kitą kartą jau labai ir komentuoja apie karą, sakykime, labai įvairiapusiškai. Ir jūsų nuomonė, kokia yra šito klausimo? Na, daugelis tarsi sako, pavargom, turim savų problemų, jie ten kažkaip. Ne, tai turime tų problemų, viskas aišku, mes lygiai taip pat, aš visą laiką, taip sakau, pavyzdys, šitą akciją pabaigėm, rytoj šitą induką, kur renkam pinigus, pakeičiam į išsipildymo akciją vaikams. Net mes turim tokią tradiciją, 10 metų, 11 metai bus pyragų diena, išsipildymo akcija vaikams, pinigėlius, kas atneša pas mus, mes padvigubinam, reikia visur. Žmogus kažkoks tai gaisras atsitinka, sudega, reikia paremti, pagelbėti, negali, mes esam viena tauta, turim būti vieningi, lygiai taip pat ir tenais. Pavargsim, ateis pas mus, tada išvargę būsim dar labiau. Tai kol kovoja tenais, tai palaikykim. Kaip tas automobilis nukeliaus į Ukrainą ir jūs turite, ir aš kiek girdėjau, kolegų, kurie, nuo pat karo pradžios jums talkina? Na taip, turim mes šiandien vietinį Gėloviškį, Ariogalos kraštietį, tai Rima savanorį, kuris taip prašė jį pristatyti, tai Rima savanoris. Nuo karo pradžios yra surinkęs apie 20 automobilių nugabenęs, išskirtinai automobilius nugabena į dalinius, asmeniškai perduoda, ne kokiems nors paramos fondam, bet asmeniškai perduoda dalinius, medikamentus, tinklus, labai, pavyzdžiui, veždavo iš automobilius, ne tik automobilį vežam, bet dar jį prikrauti reikia, generatoriai, invertiniai ir medžiagos tinklam gaminti, pavyzdys kaip iš Šatrijos buvusios, labai gaila, medžiagų gaudavo, šis Danspinas remia tokias didesnės įmonės mūsų krašto, kurios galingesnės duoda visam visureigiui ar panašiai. Tai 20 kažkur maždaug 20 automobilis. Bet Ariogališkyje aš pagal sąrašą mačiau irgi nepavargė, aukoja? Aukoja ir net labai nustebino, nes aš netikėjau, pas vieną paprašėm pasakyti, dabar yra labai daug pasipiktinusių iš gerosios pusės, tai kurie sako, kodėl pas mane nebuvot, kodėl aš skambina, kada galiu atvežti. Tai mes turime nuo šitos akcijos likę yra pinigų apie 1000 eurų, surinkom, kadangi sakėm, jog ataskaitą visą paduosim, kiek išleidom, tai surinkom 4150, čia turim sąrašus visus, jau kas ateis iš aukotų visiems parodysim, išleidom 3950, liko 200, pas mus įmonė yra prinešim pinigų, tai mes turim, tiksliai galiu pasakyti, 100%, jeigu ten trūksta, dadėsim, 1000 eurų turim, naujam visureigiui ir dar ko neaplankėm, tikrai aplankysim, daremsim. Ir kas svarbiausia, kad šitas mūsų visureigis turės istoriją, mes visiems rėmėjom, įsipareigojom pristatyti, kaip jis gyvena, kas kažkurį tai periodinį laiką tarpą, kad labai neapkrautų kareivių, nes mums atrodo čia labai didelis stebuklas, o kareiviam ten yra apie savo išlikimą ir gyvenimą. Ir prašyti, kad jūs ten mums filmuokit kokius selfius ir darykit video, tai nekorektiškai būtų. Bet tikrai prižadam, kad bent kažkokį tai tarpą mūsų Vytenis pasirodys Ariogalos viešumoje. Sakykime, vis tiek jūs žinote, kiek vidutiniškai
Vytenio, prieš Vytenį išvykusios mašinos išgyvena tą karo. Labai priklauso, kokiam daliniui papuola. Jeigu papuola, pavyzdžiui, į karštas zonas, tai pati pirma Rimo mašina išsiųsta, jam grįžtant iš kovų zonos, važiavo 5 žmonės, 3 žuvo, 2 liko sužeisti, tai gyveno kelias valandas. Yra kitos, kur dar po šią dieną važinėja. Priklauso labai kur. Šitas automobilis papuls į dronų naujai formuojamą brigadą, kuri dabar yra dar net ne fronte, keliaus į frontą, tai dronų komandos dažniausiai išgyvena ilgesnį tarpą, kadangi jie iš toliau, iš 20 km atstumo panašiai taip kovoja. Tai šitą tikimės, kad mūsų Vytenis gyvens ilgiau.